Šiandien esu viename iš baisiausių kanalizacijos tunelių, kuriuos esu kada nors tyrinėjęs šiame kanale. Ši kanalizacija tokia didelė, kad yra vietų, kurios dar niekada nebuvo ištirtos. Taigi šiandien padarysime viską, ką galime, kad ištirtume šią kanalizaciją ir pažiūrėtume, kokių beprotiškų dalykų galime čia rasti. Deja, aš nesu vienintelis, kuriam patinka leisti laiką kanalizacijoje. Sklando gandai, kad čia gyvena visas satanistų kultas. Tad pabandykime šiandien nė vieno iš jų nesutikti. Nes jei čia ką nors sutiksiu, man galas. Visa ši tunelių sistema turi tik vieną įėjimą ir vieną išėjimą. Taigi, jei kas nors nutiks, viskas baigta, neturėsiu kur bėgti. Visą tai pasakius, pažiūrėkime, kas slepiasi didžiausioje Amerikos kanalizacijos sistemoje. Leisdamas į tamsius tunelius, nemeluosiu jums, buvau gana nervingas. Ne tik dėl to, ką galiu čia rasti, bet dar labiau, ką galiu čia sutikti. Gerai, vaikinai, čia tikrai nejauku ir galbūt dabar ne pats geriausias metas tai sakyti, bet aš šiek tiek bijau tamsos. Kas tai buvo? Kažkas suriko. Į ką aš čia ką tik užėjau? Mes čia dar ne 5 minučių nebuvome. Čia kažkokie dalykai tiesiai iš siaubo filmo. Kodėl čia apačioje yra vaikų žaislų? Mes esame kokį 1000 pėdų kanalizacijoje ir tai yra pirmas dalykas, kurį čia radome. Ką? Žiūrėk, čia dar vienas. Kas per velnias? O dieve vyrai, tai turbūt baisiausias dalykas, kurį mačiau per pastarąjį laiką. Ir kas čia? Ką? Pažiūrėkite jo veidą. O dieve, tai taip baisu. Kas čia per velnias? Taip, turiu omenyje, tai net ne tiek baisu, kiek tiesiog neramu. Kodėl tai čia apačioje? Turiu tiek daug klausimų. Ar čia tiesiog žaidžia vaikai? Taip, turbūt vienintelis dalykas, kurį galime padaryti, tai toliau tyrinėti ir pažiūrėti, kas dar čia yra. Kas tai buvo? Tikrai ne. O dieve, vaikinai. Gerai, galbūt čia yra dar kažkas. O gal ir ne. Ar tai pėdsakai? Tai nebuvo mano pėdsakai, vaikinai. Kažkas kitas yra čia kartu su mumis. Labas! Ar kas nors yra? Jei kas nors yra, žinokite, kad moku karate. Ne, nesu, aš tave sumušiu. Oi, palauk! Kas per velnias? O dieve, ką aš ką tik radau? Gerai, tai buvo netikėta. Kas tai? Tai aštru. Kas per velnias? Nesitikėjau, kad tai bus taip aštru. Gerai, turime paslaptingą įrankį, kurio kilmė nežinoma ir šis daiktas tikrai neturėtų būti kanalizacijoje. Jeigu kas nors žino, kas tai yra, parašykite komentaruose, nes nemeluosiu. Tai gali būti keisčiausias ginklas, kokį esu radęs. Bent jau manau, kad tai ginklas. Pažiūrėkite į tą ašmenį. Visa tai aštru nuo galiuko iki pat galo. Tai milžiniškas peilis. Ar čia ne tas dalykas, kurį nešiojasi mirtis? Kaip jie vadina šituos? Tokie dideli sielų dalgiai. Tikriausiai tai nėra tikras pavadinimas, bet aš taip jį vadinsiu. Klausyk, ar yra kokia nors priežastis, kodėl einame link triukšmo šaltinio? Na, todėl, kad aš turiu sielų dalgiai, o jie ne. Pažiūrėkite į šį tunelį, hebra. Manau, mums reikia čia užlipti. Atrodo labai kietai, jis tęsiasi labai toli. Manau, kad tas, kas čia apačioj, tikriausiai irgi neis čia vidun, todėl dabar tai gali būti saugiausia vieta. Na ką, vyrai, bandome laimę. Na, atrodo, kad čia paliekame sielų dalgį. Čia viduje taip šlykštu. Na, pirmin, aš per storas. Pirmin, liko tik keli šimtai pėdų. Dieve, šis vanduo toks glitus, jis taip blogai kvepia, dieve mano, jaučiu kaip lūžta mano šonkauliai. Manau, mums pavyksta, vaikinai. Po to, kai ropojau per atrodė nesibaigiantį tunelį, atsidūriau didelėje salėje, kurios dar nebuvome tyrinėję. Tačiau nė nenumaniau, kad netrukus labai gailėsiuosi pasirinkę šį tunelį. Gerai, mes esam visiškai naujoje kanalizacijos dalyje ir nemeluosiu, visiškai nežinau, kur mes dabar esame, bet manau netrukus sužinosime. Ar ten tas prakeiktas liukas? Manau, ką tik radome liuką kanalizacijos viduryje. Pažiūrėkime, kur jis veda. Niekur. Bet žinai ką? Norėčiau pamatyti, kaip kas nors bandytų mane užpulti, kai turiu šitą daikčiuką. Šis toks sunkus. Ar tai dviračio šalmas? Pažiūrėkite, vaikinai. Turime B. O ne, kas čia dabar? Vaikinai, kas čia vyksta? Tai tikriausiai pokštas. Negali būti. Kažkas tiesiog įkišo kirvį į vaiko dviračio šalmą. Bet tai atrodo tikrai šiurpokai. Nemanau, kad kada nors esu radęs ką nors panašaus. Taip, tai tiesiog
Taip, tai įkasta ten, net nemanau, kad galėčiau tai ištraukti. Ne, o kas jei tai ne juokas? Žinoma, tai juokas. Kodėl mažo vaiko dviračio šalme turėtų būti kirvis? Tai tiesiog, tai beprotiška. Tai per daug beprotiška, kad būtų tikra. Na, tikiuosi. Na, tai tikras kirvis. Tai ne kažinkas, bet esu beveik tikras, kad jie tiesiog bando mus išgąsdinti. Tai kaip kokie rekvizitai iš filmo. Na, nors visą tai ir baisu, ir galbūt kelia blogą nuojautą, judėkime toliau ir pažiūrėkime, kas dar čia yra. Oho, ką mes čia turime? Čia yra tarsi mažas atšakos tunelis. Ten kažkas yra, pažiūrėk, ten kažkas raudono. Nežinau, kas tai yra, bet turbūt man teks įlysti ten ir sužinoti, ar ne? O dieve, vaikinai, kvapas čia siaubingas. Jaučiu, kaip iš šio tunelio sklinda karštas oras. Karštas kanalizacijos oras. Na ką, turbūt atėjo laikas man įžengti į tą bjaurų kanalizacijos tunelį. Vaikinai, oho, čia taip blogai, čia taip šilta, kodėl čia šilta, pažiūrėkite į tai. Wow, turim žaislinį nerv ginklą, vaikinai, tai taip kieta, tai kaip mažas nerv sniperio šautuvas, ar jis dar veikia? O dieve, jis veikia! Kiek kartų esu leidęs nerv ginklų kanalizacijoje, vaikinai? Tai turbūt jau 10 kartas, tai taip kieta, priekyje netgi yra kaip gyvatė. Kas tai buvo? Ar čia dar kas nors yra? Labas! Kas po velnių tai buvo? Vaikinai, nežinau, bet nuo tada, kai čia atėjome, girdžiu keistus garsus. Manau, čia kažkas gali būti. Išeikime iš čia. Vaikinai, man truputį baisu. Tai jau antras kartas, kai girdime keistus garsus šiuose tuneliuose. Ir nepamirškite, mes esame maždaug mylios gylyje po žeme. Čia neturėtų būti daugiau nieko. Pradedu manyti, kad gandai apie čia esantį kultą gali būti ne tik gandai. Jau nuėjau maždaug mylę ir ką tik radome kažką labai šaunaus. Pažiūrėkite į tai. Tai kaip pilno dydžio rastas įstrigęs čia lubose. Tas daiktas tikriausiai sveria apie 200 svarų. Pažiūrėk, koks tas daiktas nestabilus. Dieve mano! Haha, jei būčiau neatsargus, tas daiktas galėjo mane sutraiškyti. Tai tik parodo, kad šie tuneliai yra daug pavojingesni, nei galėtum įsivaizduoti. Tave gali sutraiškyti krentantys rąstai mylios gylyje po žeme. Kas būtų apie tai pagalvojęs? Sekdamas tuneliais vis giliau ir giliau į tamsą, netrukus aptikau kitą savo laukinį atradimą. Ne, čia jau juokas. Jūs juokaujate su manimi. Aš ką tik priėjau prie šio mažo tunelio, o ten viduje guli kaukolė. Palauk, ar ji tikra? Negali būti, kad ji tikra, tai nėra tikra kaukolė. Nors turiu pripažinti, ji atrodo gana tikroviškai. Palauk, galbūt turėčiau dar kartą pagalvoti, ar verta ten kišti ranką. Pažiūrėkime, ar galime patraukti šią lazdą. Ar galiu? Ne, net neturi jos pasiekti. Šalin. Na, pirmiem, dieve. Išeikite iš čia. Iš tikrųjų, aš šiek tiek nervinuosi, vaikinai. Iš pradžių maniau, kad tai pokštas, bet šitas daiktas atrodo kaip tikras žmogaus kaukolė. Matyt, man teks sužinoti pačiam. Jis ir jaučiasi tikras. Kas per velnias? O dieve. Gerai, aš visiškai nežinau, ar tai tikra ar ne, žmonės. Ne, nėra šansų, kad tai tikra. Palaukit. Ne, tai turbūt anatominė kaukolė ar panašiai. Tai taip baisu. Gal galim pakalbėti, kodėl tai yra kanalizacijoje, ypač paslėpta kažkokiame atsitiktinėme tunelyje? Tai tiesiog... ne. Ne, aš tiesiog išsigandau. Ne. Nuo to pasidarė tik dar šiurpiau. Nemeluosiu. Tai tikrai turi būti susijęs su ta sekta čia apačioje, vyrai. Niekas šiaip savo neneša žmogaus palaikų į kanalizacijos tunelį. Aš nesijaučiu labai gerai, bet matyt, turime eiti toliau. Žinot, vyrai, nors ši buvo labai nejaukus su tomis kirviais ir kaukolė, labai džiaugiuosi, kad dar nesutikome čia nė vieno žmogaus. Jei čia pamatyčiau, ką nors stovinti su apsiaustu, man nebūtų kur bėgti. Esu visiškai įstrigęs. O, tai tikrai neturėtų būti čia apačioje. O dieve, tai kažkokia dėžė. Ohau! Smirda. Nežinau, ar ten yra maisto, bet ką tik ištraukiau ją iš vandens ir mane užplūdo puvėsių kvapas. Tai šlykštu. Gali pasakyti, kad ji vandenyje nebuvo labai ilgai. Ji visiškai be dumblių. O dieve, ji taip blogai kvepia. Net negaliu apie tai kalbėti. Gerai, vaikinai, mes tai pakelsime. O dieve, čia taip blogai kvepia. Kas galėtų būti viduje? O, ar girdite tai, vaikinai? O dieve, skamba taip, lyg čia kažkas būtų viduje.
Ir tikrai taip jaučiasi. Šitas daiktas tikrai sveria. Atsiprašau, negaliu priprasti prie to kvapo. O dieve, vaikinai, čia taip baisiai dvokia. Tai net ne kanalizacijos kvapas, tai kažkas, kas yra šioje dėžėje. Gerai, prašau, tebūnie tai ne kieno nors supuvę pietus. Ar taip jie atidarai? O dieve, čia tiek daug peilių. Ką? Broli, negali būt. Pažiūrėk, kiek daug peilių. Jie vis dar lenda lauk. Pažiūrėk, kiek peilių buvo toje pietų dėžutėje. Čia kokie 15. Ir dar yra daugiau. Taip, tai nėra nuostabu. Ir kvapas siaubingas. O dieve, jūs vaikinai. Norėčiau, kad galėtumėte užuosti, koks blogas čia kvapas. Nors ne, nenorėčiau, bet tiesiog įsivaizduokite tikrai blogą kvapą. Ir ant ne vieno iš jų nėra rūdžių. Jie visiškai švarūs. Tai čia nėra ilgai, tikriausiai tik kelias dienas. Paprastai, kai randu daiktų kanalizacijoje, jie būna padengti rūdimis ir dumbliais. Bet ne, šie yra visiškai tvarkingi. Tai kokia tikimybė, kad šiuos daiktus čia paliko kultas? Na, ar tau tai netrodo visiškai satanistiška? Krūva peilių dėžėje, tai juk nenormalių žmonių daiktai, o dar radau kaukolę turbūt už 1000 pėdų nuo čia. Manau, pažiūrėkime, ar čia netoliese dar yra kažkas, bet tai tikrai nėra gerai. Atrodė, kad kuo giliau leidžiausi į šiuos tunelius, tuo daugiau nepaaiškinamų dalykų rasdavau. Ir netrukus radau kažką, kas visiškai sudaužė bet kokį likusį saugumo jausmą. Ohohoho, kas čia vyksta? Ką? O dieve mano. Kas čia viskas? Ką mes čia turim? Dieve mano, kas čia per daiktai? Čia yra lenta, ant jos yra raidės ir skaičiai. Jei kas nors žino, kas tai yra, parašykite komentaruose. Niekada nesu matęs nieko panašaus. Baisiai smirda. Taip, mes taip pat turime, nežinau kas tai yra, kažkokį plytų krūvą ir jis slidus. Kas čia? Tai kakutis. Manau, kad tai kakutis. Ką? Na, mes juk kanalizacijoje. Taip, tu teisus, neturėčiau liesti atsitiktinių rudų dalykų. Pažiūrėkite tai, čia dar yra kulka. Tai visai įdomu, tai neiššauta šautuvo kulka. Nežinau, ką jį čia veikia, bet visai įdomu. Aš tiesiog visiškai nesuprantu, koks visų šitų daiktų čia tikslas. Jei kuris nors iš jūsų sudėlioja paveikslą, kurio aš nematau, parašykite komentaruose. Nes aš tiesiog nesuprantu, kas čia per daiktai. Na, visa tai atrodo labai demoniška, bet aš tiesiog negaliu išeiti. Tad eikime toliau ir pažiūrėkime, kas dar čia yra. Oho, ar ten peilis? Čia yra 2 peiliai. O dieve, jie atrodo tikrai baisiai. Žmogau, jie tikrai turi būti satanistiniai. Pažiūrėkit tos ašmenis, ant jų yra šikšnosparniai. Esu beveik tikras, kad abu jie vienodi. Jie tiesiog yra vienas kito mažesnės versijos. Tai beprotiška. Nemeluosiu, aš tikrai noriu juos pasilikti. Na, jei tik jie nebuvo naudoti žmonių aukojimui, aš juos pasilikčiau. Jie atrodo tikrai kietai. Žinai, aš nesu labai toli nuo to keisto altoriaus. Įdomu, gal jie buvo ten ir nuslydo žemyn? Nežinau, bet vis tiek tai labai įdomu. Baisu, bet įdomu. Vaikinai, kas tai? Ar tai žibintas? Manau, kad taip. Tai kaip senas žibintas, kabantis ant sienos. Tas daiktas yra senovinis ir tikrai ne tai, ko tikėjausi rasti kanalizacijos viduryje. Bet nemeluosiu jums, vaikinai. Kuo daugiau apie tai galvoju, tuo baisiau darosi. Pagalvokit, ką skleidžia žibintai? Šviesą. Kas naudoja šviesą? Žmonės. Kur mes esame? Tunelyje, kuriame žmonės neturėtų būti. Ar suprantate, ką noriu pasakyti? Čia gali būti žmonių. Tai tarsi įrodo, kad čia yra žmonių. Gerai, pakabinsime tai atgal ten. Norėjau pasakyti, kad paliksime tai čia. Po kelių valandų nesibaigiančių klaidžiamų plačiais tuneliais atsidūriau dideliame plytų išklotame kambaryje, kurio dar niekada nebuvau matęs. Mažai tai žinau, kad šiame kambaryje rasime keisčiausius dalykus, kokius tik šiandien pamatysiu. Vyrai, mes jau apie 60 metrų ropojame šiuo tuneliu ir man atrodo, kad matau išėjimą. Gali būti, kad jis veda į didesnį kambarį. Girdisi tekančio vandens garsas, todėl manau, kad išėjimas yra čia. Jei tik galėčiau dar šiek tiek prasibrauti. Mes jau beveik vietoje, vyrai. Laužiau visus savo kaulus. Čia yra kamera. Dieve mano, ji milžiniška. Tai tarsi didžiulė anga. Čia tiek daug durų. Taip šalta. O dieve. O dieve. Aš net nepastebėjau to. Oho, čia lyg altorius. Ką? Kas čia? Tai lyg didelis baldų gabalas kanalizacijos viduryje.
Pažiūrėk į vyrus. Manau, tai dėžė, didelė dėžė arba skrinė, ji tokia sunki. Na, pirmin. Ei, kas tas auksinis daiktas ten kyšo, aš net nepastebėjau to. Palauk, ką? Tai puikus klausimas. Kas po velnių tai yra? Niekada nemačiau nieko panašaus. Palauk, tiesiog, na, pirmin. Taip, tai peilis. Vaikinai, pažiūrėkite į tai. Tai ašmenys tarsi ritualinis durklas. Ir jis įsmeigtas į kažkokį raganavimo daiktą, kuris yra diagrama ir altorius. Nežinau, kas tai yra. Gerai, tiesiog padėsime juos čia. Ir noriu šiek tiek atidžiau apžiūrėti šią dėžę, nes čia gali būti kažkas beprotiško. Turint omenyje visus beprotiškus dalykus, kuriuos šiandien čia radome, kas žino, kas gali būti šioje dėžėje. Au! Aš ką tik į kažką įspyriau. Ką? Aš ką tik į tai įspyriau koją. Ar matėte tai? Man atrodo, tai buvo peilis. Palaukit, kuris dingo? Tai peilis. Palaukit, kuris dingo? Kuris dingo? O dieve, vaikinai, čia ne peilis, čia kardas. Visiškas kardas. Broli, tai beprotiška. Tai tikras kardas. Man atrodo, jis yra makštyje. Ar reikia jį atrakinti, ar tiesiog galima? Ar jūs tai matėte? O dieve! Negali būti. Ir dar aštrus. Tai tikras, tai 100% tikras kardas. Pažiūrėk į jį. Kaip manai, kiek jam metų? Atrodo senovinis. Tai galėtų būti iš 17 ar 18 amžiaus. Ir tai tikras kardas, vaikinai. Tai ne žaislas. Tai tikras kaip riterio kardas ar kažkas panašaus. Tai tikriausiai čia buvo ilgiau nei ši dėžė. Pažiūrėk, koks surudės tas ašmuo. Žinai, aš tikrai pasimsiu jį namo. Tai taip kieta, bet padėkime tai į šalį ir dar šiek tiek patirinėkime šią dėžę. Nes mes jos dar netidarėme. Pažiūrėkime, ar galiu ją pakelti. O dieve, ji tokia sunki. Ne, vos galiu pajudinti šitą daiktą, vyrai. Gerai, gal mes čia truputį per garsiai. Nenoriu, kad mane čia pastebėtų. Eime. Dieve, mano, jis traiško man koją. Šitas daiktas turbūt sveria 400 svarų ir visa tai buvo ant mano kojos. Dieve, mano, kaip skauda. Nemanau, kad ten kažkas yra. Gal galim pabandyti atidaryti? Man atrodo, čia yra sklastis. Kaip tai padaryti? Ar reikia pasukti? Vieną atsigėm, man atrodo, jis jau atrakintas. Galbūt jisai atidarytas, vyrai. Nežinau, pažiūrėkim. Ar galime pakelti dangtį? Turime tiesos akimirką. Tuoj pamatysime, kas yra ritualinėje dėžėje kanalizacijos viduryje. Pažiūrėkite, kiek čia visko. Ei, pažiūrėkite į dėžės dangtį. O dieve, tu teisus. Čia nupiešti kažkokie simboliai. Tai tikrai šiurpu, vyrai. Įdomu, ką tai reiškia. Čia tiesiog yra T, V su brūkšniu per vidurį, šauktukas, valdas ir čia pat užrašyta labanakt. GN. Gerai, jeigu kas nors žino, ką šie simboliai iš tikrųjų reiškia, parašykite komentaruose, nes tai tikrai keista. Pažiūrėkite, kiek čia visko yra. O dieve, čia tiesiog papuošalai, čia krūva velniškai daug papuošalų. Vyrai, hebra, tai gali būti daugiausia papuošalų, kiek esu radęs tyrinėdamas. Nemanau, kad kas nors iš to labai brangu, bet vis tiek šaunu. Pažiūrėkite tai, čia yra kaip mažas buteliukas su, nežinau, ar čia tabletės? Manau, kad tai brangakmeniai. Tai mažas buteliukas su brangakmeniais. Au, vėlnės! Bičiuli, kažkas mane ką tik įkando arba suspaudė ar kažkas panašaus. Au, po velnių skaudėjo. Ar čia kažkas gyvena? Stipriai man įgnybo, kas tik da būtų. Radau kaltininką, žiūrėk, čia yra vėžys. Kaip tu čia patikiai, bičiuli? Žmogau, tau čia ne vieta. Palauk, o dieve, ateik čia. Tai labai skauda. Tikrai nenoriu, kad mane vėl suspaustų. Laikykis atokiau nuo mano logą, broli. Pagavau jį. Pažiūrėkit tą padarą. O dieve, vyrai, tai tikras vėžys. Jis dar ir didžiulis. Gerai, paleisime tą mažylį. Gerai, keliauk į kanalizaciją. Vyrai, čia tiek daug visko. Kas čia? Ar tai servetėlė? Ne, čia kažkokie raganystės dalykai, tai kažkas ritualinio. Gerai, paliksime tave čia. Kas dar čia yra? Oho, pažiūrėkite į tai. Tai visai šaunu. Įdomu, ar tai iš aukso. Atrodo kaip mažas, nežinau, puodelis ar kažkas panašaus. Jis atsidarė. Kas tai? Čia viduje pilna visokių dalykų. Atrodo kaip krūva lapų ar dumblių ar kažkas panašaus. Kvapas visai malonus. Vėlgi turbūt spėčiau, kad tai kažkaip susijęs su kokiu nors kulto ritualu. Taigi paliksiu tai čia. Vaikinai, pažiūrėkite į visas šiuos buteliukus.
Čia jų yra kokie 20 ir visas pilnos brangakmenių. Gerai, atidarykime vieną iš šitų ir pažiūrėkime, kas viduje. Atrodo, kad parašyta purpurinis kvarcas. Mes turtingi vaikilai, pažiūrėkite į tai. Čia turi saują brangakmenių. Jei kas nors žino, kiek visą tai verta, parašykite komentaruose. Nes man atrodo, kad galiu būti milijonierius. Čia gali būti $1000 vertės daiktų, vaikinai. Tai aš irgi gausiu dalį, tiesa? Dalį ko? Dalį to. Lobių. Kokį lobį? Nėra jokio lobio. Niekada nebuvo jokio lobio. Ką tu kalbi? Tai tu tikrai neleisi man nieko iš to gauti? Ko būtent? Čia nieko nėra, bičiuli. Tuščia. Apie ką tu kalbi? Oho. Bičiuli, kartais tu tikrai keistai elgiesi. Nors ir gaila, kad ši skrynia tuščia, aš pasiruošęs įdėti toliau ir pažiūrėti, kas dar čia yra. Šis vanduo toks gilus ir tamsus. Kas žino, kas dar čia gali būti? Taip, aš toliau ieškojau lodą, bet darėsi aišku, kad jau radau viską, ką galėjau rasti šioje vietoje. Vadinasi, atėjo laikas bandyti grįžti į paviršių. Palauk. Ar tai buvo šis tunelis, ar tas, iš kurio atėjome? Gerai, galbūt aš pasiklydau, vaikinai. Palaukit, man atrodo, kad tai šis tunelis. Ar mes tikrai esame teisingame tunelyje dabar? Tai galbūt, tikriausiai teisingas tunelis. O dieve, štai jis, štai išėjimas. Taip, dienos šviesa, taip, mes pagaliau išėjome. Mes gavome krūmą lobio ir mūsų net nepaukojo jokia sekta. Tai nuostabu! Šiandienos nuotykis buvo visiškai beprotiškas ir manau galima drąsiai sakyti, kad ten tikrai gali būti sekta. Nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti. O jei turite kokių nors beprotiškų vietų, kurias norėtumėte, kad ištirčiau, parašykite komentaruose, nes aš juos visus perskaitau. Iki tol pasimatysime kitame vaizdo įraše.